Panevėžio medikai – miesto istorijos kūrėjai. Taip pavadinta 2 dalių Panevėžio kolegijos projektą rugsėjo 5-ąją užbaigė ir apibendrino į konferenciją gausiai susirinkusi idėją išryškinti svarų medikų bendruomenės indėlį krašto, valstybės raidai, suvokiančiųjų bei palaikančiųjų auditoriją. Pristatyta Naujutė Laitė, projekto rengėjų pastangomis išleista knyga apie Aukštaitijos sostinėje kilnią misiją vykdžiusias asmenybes. Jie gydė ir mokė, tapusi pirmuoju projekto uždaviniu. Antrasis įgyvendintas konferencijoje Panevėžio medikai visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo verpetuose. Šitie žmonės ir medicinos, ir kultūros, ir švietimo mieste, tokiam kaip Panevėžys, jie buvo visada visais amžiais turbūt labai, kaip sakant, persipinę, jų veikla tikrai medikų siekė daug toliau negu medicinos darbuotojai, jie privalėjo tam tikrais laikmečiais būti ir švietėjais, ir kultūros gal net veikėjais, ir jie tikrai tą sėkmingai atliko, nekalbant apie jų indėlį į Lietuvos valstybingumą ir Lietuvos valstybės kūrimą, ką išgirdome ir šiandien, ką turime mes ir šitoje auditorijoje, kurioje vyko konferencija, tai buvo sąmoningai gal ir pasirinkta Jono Jablonskio auditorija, kadangi Jono Jablonskio suolo draugas buvo Vincas Kudirka, taip pat gydytojas, iš kurio ir sakykime, mūsų tautos idėjinis vadas, aš drįsčiau, ideologas didysis, drįsčiau teikti netgi taip apie Vincą Kudirką. Projekto vadovė, leidiniui rengusi publikaciją apie šviesios atminties Algimantą Bandzą, į pagalbą telkėsi ir kitus autoritetingus knygos bendraautorius. Štai gydytojos Liudvikos Knizikevičienės prieš keletą metų išleidusios Panevėžio medicinos istoriją teigimu, prasminga buvę susitelkti ties prisiminimais, nes istorijoje įprastai taupiai naudojamos detalės apie žmonių gyvenimus. Aš pati rašiau, apie ką jau beveik nėra kam daugiau parašyti, būtent apie Kazimierą Slieką, gydytoją, kuris jau 19 šimtmetyje darbavosi ir 20-ojo pradžioje daugiau, tai va, ir apie kurį labai nedaug medžiagos, tai va, stengiausi kaip tai dar, kur tai, ką tai rasti. Taip pat apie akušerę felčerę Liudviką Ničejūtę, labai garbinga medikė, kuri buvo kaip ir vyriausioji sesuo nuo 18 metų iki pat pokarinių laikų, išėjo į pensiją apie 1946 metus ir visą laiką kaip sesuo vyresnioji, kaip gailestingoji buvusi sesuo, vėliau medicinos sesuo, keitėsi tie pavadinimai, visą laiką vadovavo ligoninės tvarkai, visam tokiam vidurinio personalo darbui. Tai va taip, žodžiu, labai buvo sunku tą medžiagą surasti, bet mes su gydytoju Patkausku šiaip taip sulipdėm irgi dar pranešimą. Liudvika Knizikevičienė įsitikinusi, projektą privalu tęsti. Pripažinimo sulaukusios visos, kukli pirmoji, jau didelesnė antroji ir ši, gerokai už ankstesnėsias solidesnė trečioji knygos. Panevėžio kolegijos užmojis – atkurti žinomų medikų portretus Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekano įsitikinimu reikšmingas darbas. Tas leidinys, manau, ne vien tik tai vietiniam yra svarbu žmonėms, ne vien tik tai vietinio pobūdžio leidinukas, bet jis turėtų būti ir mūsų fakulteto medicinos bibliotekoje, įsivaizduoju, kadangi yra tokia disciplina kaip medicinos istorija, studentai mokinasi, tai jie turėtų žinoti ir tą istoriją, kuri yra ir regionuose. O regionai taip pat gali kuo pasigirti ir tas puikus pavyzdys tai yra šiandienos konferencija, kada mes išgirdom daug įdomios informacijos apie žymius Panevėžio medikus. Tai išties labai mane džiugina, kai buvusi panevėžietė. Medicinos profesorius, gydytojas genetikas sutinka, visiškai įmanoma, kad jis taps 4-osios knygos apie medikus bendraautoriumi. Manau, kad taip, galiu, kadangi mano mama ilgus metus dirbo Panevėžyje gydytoja taip pat, tai irgi galėčiau pasidalinti apie tai, parašyti. Tai tikiuosi, kad tų leidinių bus ne vienas dar ir nebejotinai parašysiu. Reziumuota, kiekviena
Ypač prisiminimų knyga svarbi toli gražu ne tik siauram regionui, Lietuvos medicinos istorijai plačiaja prasme. Labai džiugina, kada atsiranda kraštų istorijos. Taip yra atsirado Šiaulių krašto istorija, medicinos, reiškia krašto istorija. Panevėžiečiai, jie galbūt, sakysim, po Grūdą, vat jau 3 konferencija, 3 knygutė. Ir kai mes pastebim, kad, reiškia, jeigu pirmoji knygutė, jinai buvo tokia nuplonyta, tokia lyg ir nedrasi visiškai, dabar jau konferencijos, vat aš klausau šitos pranešimus ir aš matau, kad iš šitų pranešimų tai jau tikrai susidaro dar viena knyga. Tai atsiranda, vat, kaip sakoma, jeigu mes timtelim kamuoliuką už siūlo ir tas kamuoliukas išvinioja kiek dar atminties, o ta atmintis jinai yra vėl mūsų visų atmintis. Tai aš manau, kad čia didžiulis indėlis į visą bendrą Lietuvos medicinos istoriją. Spausdintas leidinys Jie gydė ir mokė nuo šiol ne tik bendra tautos kultūros istorijos dalis, kultūrinė vertybė.